Sveiki visi, su jumis Gediminas Leonas. Susitinkame vėl po trumpo laiko, kad parodyti šitą daug kalbėtą pastatą Naglio 4A. Taip jisai atrodo iš išorės. Tai šiandieną apeisime pastatą, atsakysim visiems rūpimus klausimus, kad nebūtų skirtingų nuomonių ar kažkokių tai pasisakymų, kad jūs pamatytume, kaip visą tai daroma, kaip visą tai atrodo, ką darysime į priekį ir kaip visą tai visiems pasirodys jūsų nuomonė. Užeikime į vidų. Pradėsime nuo, pradinio įėjimo holo, kuris galbūt dar nėra daug remontuotas. Jisai bus dar į ateitį pagražintas, išremontuotas, bet eikime prie atskirų aukštų, kuriuose jau įvykdytos statybos ir pažiūrėkime, kaip tenais pavyko padaryti visus remontus ir kaip gyvena žmonės. Eime, jums parodysim. Štai taip atrodo mūsų koridorius, pabaigtas remontuoti, visi remontai pabaigti ir gyvena gyventojai šitose butuose. Taip atrodo koridorius ir nematome kažkokių, kad būtų didelių defektų. Visi gyvena, šitas koridorius liktai susitvarko žmonės, tai visi apgyventinti butai. Tai nueikime pažiūrėti, kaip mums sekasi su komunaliniais ir kaip gyvena žmonės atsiskaitydami už tos komunalinius. Nes didžiuma butų yra nuomojami. Nuomai, kurie žmonės perka, daro kažkokį tai verslą. Ir visi susimoka ir džiaugiasi tais butais. Tai pažiūrėkime į tos komunalinius. Mes turime kiekviename aukšte elektros skydinės, kiekvienas atskirai aukštas ir kiekvienam butui. Šiame aukšte žmonės sudarė tiesiogiai su ESO kiekvienas butas skaitliukais, kurie yra plombos, tiesiogiai ESO ir jie susimoka konkrečiai ESO pagal elektros įkainius, kurie su mumis dar bendrauja ar neperrašyti butai, yra kontroliniai skaitliukai, kurie fiksuoja konkretaus buto suvartojimą elektros ir jie atsiskaito, kuris įkainis yra nedidesnis nei visų gyvenamųjų namų. Kaune tai apie 20 centų maždaug už elektrą. Toliau mes prieikime prie karšto, šalto vandens skaitliukai. Tai yra kiekvieno buto šaltas, karštas, iš Kauno energijos karštas tiekiamas vanduo ir yra sužymėta kiekvienam atskirai butui, kiek suvartojamas vanduo ir jie atsiskaito pagal vandens įkainius Kauno vandenų. Tiek, kiek yra suvartota, jie gali bet kada atsidaryti, matyti ir fiksuoti, tai yra vieša erdvė tame koridoriuje. Šildymą jie sudaro tiesiogiai sutartys už savo butą su Kauno energija, kur yra notariniai sutarty pagal kadastrinę bylutę užfiksuota tikslus jų butas su tiksliais duomenimis, todėl jie sudaro tiesiogiai sutartį ir jiem atsiunčiamos sąskaitos už jų šildymą tiesiogiai jiems. Toliau yra kiekvienoj laiptinėj atskiras skaitliukas už elektrą, kuri yra paskirstoma kiekvienam butui apšviesti koridorių. Tai sudaro nedidelį mokestį, kadangi nuo judesio daviklio lempos apšviesti, kai yra praeinama pro koridorių. Dar vienas mokestis būna, kai yra kažkokie tai lifto aptarnavimai, šiukšlės arba šiukšlės jie gali sudaryti tiesiogiai su Kauno švara ir turėti savo konteinerį. Tai būtų visi pagrindiniai reikalavimai, ko jiem reikėtų, kad jie galėtų vykdyti savo nuomos veiklą su jų turimais butais. Jame pažiūrėti į kitus aukštus, kaip atrodo kiti aukštai. Tai priėjome 4 aukšte, gyventojai su šuniuku gyvena, tai trumpai patrukdėm, nors jie viešumos nelinkę, nes nežino, kas per laidos, bet mums trumpai atsakė. Tai todėl eisim kitus butus parodyti ir lauksime dar, žadėjo atvykti naujakuriai, kuriem įteiksime raktus ir
pažiūrėsime jų butus, kokius butus gauna, kai vyko sandoriai šiomis dienomis. Dabar prasieikime dar per koridorius. O taip yra pabaigtas aukštas, yra sienos, viskas tvarkyta. Didžiuma pagal kilimėlius matom gyvena, nuomoja žmonės. Yra taip pat, aišku, galbūt dar nepabaigtų remontuoti būtų, bet yra vienetiniai būtai. Va, galime pasižiūrėti, kurie dar būtų ruošiami pabaigai remonto ir irgi bus pasiūlyti naujiems gyventojams. Tai čia galbūt yra sienos išdažytos, yra va, tokie kambariai suformuoti, tenais bus dušas, vonia ir kai pabaigsim remontuoti, lygiai taip pat pasiūlysime šitą būtą, kad galėtų tokiame dideliame butuke žmonės nuspręsti, ar nuomoti, ar patys gyventi, turėdami tokį salioną, tokį miegamąjį ir kažkokią tai tualetą su dušu, galbūt ne iš pačių didžiausių, bet pakankamai užtektinė vieta, kad gyventi. Na ką, pakilome į 7. aukštą, kuris buvo vėliau pradėtas remontuoti. Dar vis vyksta remontai, jau dalis būtų išremontuota, šį čia dar eigoje. Tai parodyti jums ir kitus momentus remonto. Žiūrėkime į tokį mažesnį butuką, jisai yra vieno kambario, bet dar čionais jisai paruošimo stadijoje. Tai mes matome tokius vaizdus pro langą, grindis, ruošiame uždėti lubas, tada baldus ir bus tualetas su dušu ruošiama. Ir tada jau žmonėms galima bus pasiūlyti, kad galėtume eiti įforminti viską kadastriškai ir kad jie būtų nepriklausomi nuo kitų ir galėtų arba gyventi patys, arba užsiimti nuomos paslaugomis. Va tokie būtai ir koridorius, matėt, jis panašus kaip visur. Tik tai trūksta galbūt atskirų dalykų, tokių kaip sienas nudažyti, lubas dar kažkiek patvarkyti, apšvietimą, kurį ruošiamės artimiausiu metu irgi pabaigti sutvarkyti. Pasikvietėme šiandieną klientą, kad įteikti raktus. Naujasis savininkas savo buto, kurį sandorį padarėme pirmadienį ir jam įteiksime raktus, kad jisai džiaugtųsi savo nuosavybę. Savaime suprantama, žmogus gal nenorės savo veido rodyti, bet jis atsakys mums kelis klausimus, kad jūs žinotumėt šią situaciją. Tai duodame raktą ir žmogus galės jau savo butą Šitas butas yra analogiškas kaip prieš tai rodytas butas 30 kvadratų. Tik klientas pageidavo jį pirkti su mažesniu įrengimu, kad palei savo norus pabaigtų įrengimą. Tai paklauskime kliento, pasakykit savo nuomonę, ar viskas yra gerai. Patenkintas esu butu, gavau šiandien raktus, toliau įsirenginėsim. Žmogus džiaugiasi, pripažinsim, kad mes kažkiek vėlavome, buvo iššūkių laiku suspėti, bet finale klientas gavo raktus ir jisai nuo šiandien rūpinsi savo butu ir, kiek suprantu, turbūt nuomai. Nuomai tas ir galės gauti pajamas ir džiaugtis savo butu. Tai butas iš esmės analogiškas, tik tai galbūt kažkokius ar baldus ar kažką pats žmogus pasidarys palei savo norus, kitokiomis galbūt spalvomis. Užeikime į sekantį butą pas klientą. Šis butas yra pilnai paruoštas eiti į notarinį sandorį pirkimo pardavimo. Ir klientas jau susiforminęs sandorį galės džiaugtis pabaigtų butu, ar pats gyventi, ar nuomoti. Todėl pažiūrėkime, kaip atrodo pabaigti butai, kuriam nereikia jokių smulkmenų pabaiginėti. Pažiūrėkite. Turime tokį tualetą su dušu, su visa įranga. Žiūrėkime į pagrindinį kambarį. Yra 2 kambarių butas, galbūt nedidelis
pagrindinis kambarys, vat yra virtuvėlė. Visas šitas butas sudaro 30 kvadratinių metrų. Vat iš 30 kvadratinių metrų mes pabandom padaryti tokį butelį, kurio patogumai tokie gaunasi. Na ir šito buto paskutinė patalpėlė yra miegamasis, kur pakankamai plati lova, spintos ir turime tokius pakankamai neblogus vaizdus ir mašiną. Ir čianais vaizdas iš aukštai, dideli langai, miegamasis pakankamai jaukus, kurio galima normaliai įsimiegoti ir džiaugtis. Grįžome po aprodymų viso pastato ir naujakurių raktų perdavimo. Dabar sugrįžkime prie to, kad viską parodysim dokumentaliai, kaip viskas vyko. Tai šio naujakurio, kurio įvyko sandoris ir perdavime butą, štai pirkimo pardavimo sutartis, kuri įvyko pirmadienį, data yra. Ir viskas notariškai atlikta, parduota. Toliau mes šiame notariniam sandoryje pasigilinsime tą teoriją, kai buvo teigta Malinausko, kad negali kitiem parduoti be Gedimino sutikimo ar kažkokiais kitais probleminiais būdais. Tai notariniai sutartyje yra nurodyta tokie punktai. 6.1 punktas yra naudojimas tvarkos nustatymas. Ir pirkėjas naudosis pastato dalimis pagal užregistruotą tokios datos dalių apskaičiavimo projektą, numeris toksai, kurį mes parodysim vėliau. Ir čia yra išvardintos visos tiksliai pastato dalis, kurių žymėjimas yra tiksliai kiekvienos dalies ir kambario ar tualeto ar kažko tai, ką jisai įsigyja nuosavybę. Štai, klientas įsigijo 34,32 kvadratinių metrų. Tai jo butas yra 30 kvadratinių metrų, 4,32 jam yra suteikima bendrųjų tų patalpų, tokių kaip koridoriai ar tenais praėjimo kažkokie tai kvadratai naudotis. Ir čionais yra viskas aprašyta. Pirkėjas pasirašydamas sutartį besąlygiškai atsisako savo kaip bendraturčio pirmenybės teisės įgyti bet kurią bendraturčio parduodamą pastato dalį. Ir taip pat kiti bendraturčiai patvirtina, kad jie neturi pirmumo ir sutartimi šalis vienai kitai suteikia visus įgaliojimus, duoda visus reikiamus sutikimus, leidimus tam, kad kiekviena šalis galėtų laisvai ir nevaržomai įgyvendinti 6.1 punkto nurodyto pastato dalių naudojimo, valdymo, teisės ir pareigas. Tai pagal dar čia yra detaliau viskas notarės aprašyta, kad šitas įsigijęs savininkas gali disponuoti ir daryti, ką nori, kaip nori, niekieno neatsiklausdamas, nes jam yra visi sutikimai suteikti visą tą daryti. O notarė remiasi tokia nekilnojamo turto kadastrinių byla, kurią kadastrininkas yra užregistravęs. Šioje byloje yra planelis oficialiai irgi įregistruotas ir šito naujo savininko butas yra šitoje vietoje. Jo butas yra užžymėtas 6.2, tiksliai jo patalpos, suteiktas numeris, kad atpažinti, kad jokių kitų šiuose pastate nėra daugiau tokių patalpų. Pagal tai yra identifikuojama, kad yra būtent jo butas. Toliau, išskiriant pagal naudojimus tvarką, irgi yra įregistruotas visi paskaičiavimai su parašais to pačio kadastrininko registrų centre ir yra kiekvieno buto surašytos visos patalpos su visom dalim naudojimo. Čia yra to žmogaus, kur pirko šitą dalelę su visais parašais įregistruota. Ką remiantis oficialių dokumentų įregistruotų registrų centre, notarė aprašo notariniam sandorėje ir žmogus naudojasi savo butu. Tuom remintis po to žmogus sudaro su komunalinių įmonių paslaugomis sutartis. Viena iš sutarčių yra tokia kaip Kauno Energija. Čia mes paėmėm kitos klientės, mums kaip pavyzdį suteikė tiesiogiai
klientė, nerodysime mes jos ten vardo pavardės užtušuota, bet va Naglio 4A, jai suteikimas kodas ir tiesiogiai su Kauno Energija sudarius sutartis, jinai gauna paskaičiavimus pagal kvadratūrą, taip kaip ir visose senesnio tipo namuose, pagal kvadratūrą už šildymą jai ateina tokia sąskaita, kurią susimoka tiesiogiai Kauno Energija. Toliau, lygiai tas pats yra skaikliukai, kaip mes matėme pradžioje parodyti, ESO. Tai dalis gyventojų jau sudarė tiesiogiai sutartis su ESO ir atsiskaito ESO tiesiogiai pagal tuos skaikliukus, kur atsiunčia jiems pagal jų butą su jų identifikaciniais numeriais už elektrą. Dalis gyventojų jau susitarė ir padarė lygiai tas pats dėl vandens karšto šalto, kad atsiskaityti Kauno Vandenim. Tie gyventojai, kurie dar to nepadarė, kurie dar, pasitikime mumis ir gauna iš mūsų tiekimą ir naudojasi mūsų kontroliniais skaikliukais, yra atsiunčiamas tokios sąskaitos. Tai dabar mes pateiksime sąskaitą. Martynas Krutulis, tai čia yra ta mergina Krutulienė, kuri buvo su akinukais ir kuri teigia, kad ten tai sąskaitos po 3000. Na ir pasižiūrėkime, kur čia tie keistieji 3000. Jų buto plotas, čia kažkas apie 18 kvadratinių metrų ir čianais yra elektra. Yra skaikliuko rodmenys, kurie yra nurašomi galbūt kas mėnesį, kitą kartą ir ten būna daugiau nei mėnesį ir yra skirtumas suvartotojos elektros. Jų elektros kaina, jinai svyruoja, bet tą mėnesį buvo 28 centai. Sudauginus iš suvartoto kiekio ir 28 centų, jiem reikia atsiskaityti elektrą 29,85 €. Toliau yra teritorijos apšvietimas. Čianais irgi yra pagal bendrą skaikliuką suskaičiuojama, tai gavosi €40 už teritorijos apšvietimą. Toliau elektra bendro naudojimo patalpų, kai būna laiptinėje pagal bendrą skaikliuką, suvartojimas jiem yra būtų pateikta už kolidoriaus apšvietimą ir foje €96. Vanduo, lygiai tas pats skaikliukas yra skirtumas ir kiekis yra parašytas čianais, sudauginam iš kainos €30, jie už vandenį turi atsiskaityti €3,38. Lygiai tas pats karšto vandens suvartojimas. Nors kiti, kas sudarė su Kauno Energija tiesiogiai, jie gali atsiskaityti jiem. Bet čianais irgi skirtumas ir sudaugintas €92, gaunas €5,32. Toliau yra šildymas bendrųjų patalpų, kadangi tie 4 kvadratai, kurie buvo bendro naudojimų perrašyti, tai gaunasi, kad yra vis tiek išsiskirto kažkokie tai nuostoliai ir laiptinės. Tai yra 3 € skirti nuostoliam, kadangi šiluminis mazgas, yra kitos nenaudojamos patalpos, todėl tai yra 3 €. Ir, kažkokios tai yra smulkmenos, yra šiukšlės, už šiukšlės yra 3,50 € išstatyta. Gaisrinė sauga, tai yra kaupiamasis fondas, kad paskui kreiptis į firmą, kuri prižiūrėtų ir jai būtų iš ko atsiskaityti už gaisrinės saugos priežiūrą, 2 €. Teritorijos valymą kol kas žmonės nesutiko, jie savo jėgomis nusprendė tvarkyti, bendro patalpų taip pat 0. Inžinerinių tinklų priežiūra €36, nekilnojamo turto mokestis tai yra už šiluminio mazgo ir kitų inžinerinių tinklų sudaro tokią nežymią dalį 94 centus. Tai yra administravimo mokestis už pastato priežiūrą, rašymą skaikliukų, buhalterio sąskaitų išrašymo, administravimo ir visa šita bendra suma sukalkuliavus, jam gavosi apie 90 €. Tai yra vasario mėnesį, pakankamai tą šaltą mėnesį, žiemos gavosi 90 €. Na, čia jums spręsti, brangu ar nebrangu, bet yra 90 €, ne jokie 3 ir ne 4 tūkstančiai, kaip
remiasi Malinauskas šitų žmonių pasisakymais ir tai pateikia kaip už tikrą pinigį, kad kažkas apgaudinėja ir 3-4 tūkstančius. Kad neatrodytų, kad čia vieną mėnesį kažkas mažai. Va, prašau, čia yra kovo mėnesį, lygiai tas pats Krutulis, lygiai tas pats, va, vanduo, elektra 28 centai, 15,90 € sunaudota. Na va, mažos, tas yra bendra suma 69,89. Na ir ten, sakykime, imkim dar kažkokį mėnesį dėl papildomai balandžio mėnesį. Na vėl, panašus visi skaičiai, bendra suma 76,74. Kai kuriem gyventojams kyla ginčas, kodėl reikia ten mokėti ten už lauko apšvietimą eurą 3,6 ar dar kažką. Na, tai yra diskutuotinas klausimas, kuris tas, bet jokių kažkokių tai grandiozinių ar didelių skaičių neegzistuoja. Jeigu mes norime tvarkyti tą pastatą ir mes sakėme, kuo daugiau gyventojų, tuo daugiau tas apšvietimas įsidalina, kad ir bendrų patalpų, tuo viskas yra pingva. Bet jeigu tokie kaip Krutulis trukdys įsigyti daugiem gyventojim, todėl sąskaitos turės būti panašios apie 76, 9 ar ten 90, bet ne 3 ar 4 tūkstančius. Todėl buvo šitas parodyta ir naujam savininkui, ir naujas savininkas susipažinęs su visu tom, jam nekilo abejonių, jisai įsigijo butą ir jisai jau planuoja neužilgo įleisti nuomininką. Ir manau, kad žmonės suplanavę įleisti nuomininkus, tikrai nerizikuotų, nespėliotų, o susipažįsta, nusiramina ir vykdo savo veiklą, džiaugiasi būtų. Na ir papildoma tema, kad atsakyti ir išsklaidyti kažkokias tai abejonės. Tai kaip Skirmanto Malinausko laidoje teigiama, kad čia visur kažkokia tai mėšlo krūva, kur ten nereikia kažką tai čia gilintis ar toliau, tai man atrodo žmogus, kuris teigia tokius aukštus žodžius, kad tiesa yra svarbiau ir reikia ją viešinti, tai šiam žmogui, jeigu jis neturi laiko įsigilinti, jam buvo nusiųsta viskas surašyta ir paaiškinta smulkmeniškai visi epizodai ir dėl ko kaip atsitiko, ir kam atsiskaityta, ir kur vykdomie sandoriai, yra net prisekti visi dokumentai įvykusių sandorių ir kam nukreipta pinigai ir antstoliam ir taip toliau. Žmogus uždavė papildomų klausimų, suteikė tik tai 3 valandas jiem atsakyti, bet atsakėme visus klausimus. Todėl buvo nupiešta iš mūsų situacijos, bet buvo tik tai keli jam naudingi punkteliai paimti, bet tokie paviešinimai, kad iš mano pusės būtų paviešinta, kad visas šitas didžiulis sąrašas, kad atsiskaityta su antstoliais ir nelikė jokių skolų pagal tokius sandorius, to nebuvo iš viso teigiama. Bandoma parodyti, kad masiškai kažkokios tai piramidės daromos, kažkokie tai avansai paėmimi ir negrąžinami, bet koks kiekis grąžintas ir kaip viskas uždaryta, sutvarkyta ir kiek įvyko sandorių ir kas daroma, viso šito nėra pateikiama. Yra paima analizė 3 žmonių, kurių faktai nepatikrinami, nesiremiama jokiais dokumentais, jokiais foto ar ten to šiukšlės šiai dienai yra, nėra ar dar kažką, tik tai kažkieno pletkais pasakoma, nes taigi yra patogu, reikia, kad būtų žiūrima laida, nes Skirmantas Malinauskas iš togi gauna pinigus. Kaip jam užsidirbti pinigus? Kiekviena peržiūra, kiekvienas 1000 peržiūros galima paskaičiuoti. Aš nežinau tų skaičių, bet daleiskim, jeigu jis jau 100 000 gauna mažiausiai 1000 eurų, peržiūrės 200 000, jis gaus 2000 eurų. Tai parodymas tokių dokumentų sumažina žiūrimumą, sumažina jo pinigus. Tai ką mažinti savo pinigus? Geriau apdergti ir pasakyti, kad koks sukčius, jisai, matai, ten kažką sportuoja už jų pinigus, nors sportai senai pasibaigė, nepasakyti, kiek yra atiduota skolų, nepaanalizuoti, neįsigilinti, duoti užklausą, kad aš atsakyčiau, kiek lygia tas, bet teikti svarstymus, jeigu yra grupė, kad 200 žmonių, tai galimai kiekvienam yra paduota ir yra didžiulį kiekį parduoti, bet mes jiem pateikėm
oficialius dokumentus, kuriais nesiremiama, nes nėra patogu, nes nebus žiūrima laida. Reikia, kad žiūrėtų laida. Tai remtis 3 patogiais kažkokiais tai asmenimis, kurie nepateikia jokių dokumentų, kur yra iškarpama, įdedama atskiros frazės, filmukai sumontuojami taip, kad sudaryti kuo didesnį efektą vaizdą, kad žmonėms sėdint geriant kavą atrodytų, na va čia tai kažkoks tai sukčius baisus, bet kiek yra atiduota, šitą neįdomu, nuobodu. Geriau pagalvokime ir pasvarstykime apie piramidės kažkokias tai paremtas loginiais skaičiavimais Malinausko, kaip buvo apgauta. Bet įdomu, ar sulauksim kada nors laidos? Manau, kad nesulauksim, kai bus atiduoti artimiausių metų ir paskutiniai šitie visi avansai žmonėm. Tada bus nutilėta, nesgi toliau suksis ta laida, toliau bus, kad galbūt ne tokie kiekiai peržiūrų, bet jos vis tiek didės tos peržiūros ir toliau kapsės pinigėlis Malinauskui. Tai už tiesos kėlimą, tiesos kokios, kurie atneštų pinigą Malinauskui. Bet neišaiškintų tiesą, nepadėtų žmonėms įsiaiškinti, kaip yra ta, bet jiem daugiau įvaryti baimės, kad dar daugiau ažiotažų būtų. Mano tikslas yra viešinti visą tą ir daryti, ir aš nesustosiu. Ir mane privertė būti dabar irgi tinklaraštininku, kad atsakyti klausimus turės būti dar 10, 20 ir 50 laidų, kad viskas smulkmeniškai atsakyti, visus klausimus pakelti ir tai bus daroma, kad atsakyti, padaryti ir kad būtų aiškumas ir kad žmonės nestresuotų. Nes galbūt kiti numoja rankas ir nedrįsta paprieštarauti tokiam Malinauskui, nes bijo, kad sutrips, nes irgi pavargs įrodinėti, nes teisme mes jau buvome su Kauno diena. Atsakymas teisėjos buvo. Jis remiasi, Kauno diena tiksliau, remiasi tuom, ką pasakė kiti. Tai lygiai tas pats ir Malinauskas sakys, aš remiuosi, ką teigia žmonės, aš tik tai perpasakoju, aš tinklaraštininkas. Bet ar tinklaraštininkas turi padaryti nuodugnę analizę, patikrinti šaltinius? Bet jisai pasakys, jam netaikomi tokie standartai kaip žurnalistų. Jisai tik tai gali perpasakoti žmonės, nes kaip jisai teigia vieną frazę, čia daug mėšlo ir čia neverta nagrinėti ar gilintis, bet apdergti ir padaryti kažkokį sensaciją, kad nuo jos kapsėtų jam alga, tas apsimoka. O ar tikros teisybės ieškojimas apsimoka? Neapsimoka. Tada jisai net negalės to dirbti darbo, nes nebus iš ko, kas jam moka atlyginimą. Jam reikės kito darbo ieškoti. Šią natą mes užbaigime viso pastato aprodymą, o prieisime prie kitų sekančių temų.